Ir visų pirma, aš tiesiog noriu pasakyti savo nuomonę, kad naujo gyvenimo gyventi neįmanoma ir 3 gyvenimų gyventi neįmanoma. Tai absoliučiai. Mes turim vieną gyvenimą ir tą patį, tik tai, taip, vos sakyčiau, išnaudojam jo visas galimybės ir mes galim atnaujinti savo gyvenimą ir tai nėra naujas gyvenimas, yra tam tikra prasme updatinimas, dabar galim sakyti, toks geras žodis, naujas, atsisiųsti naują programėlę, bet vis tiek viskas į tą patį įrenginį. Tai tą mūsų pagrindą sukuria buvusios patirtys, buvusios mūsų kompetencijos, kurios buvo teisingai realizuotos, taip? Ir mes galim padaryti šuolį, jeigu taip žiūrėti iš tokio psichoterapinio taško, nedidelį. Nėra tokių istorijų, čia yra nesąmonė, nuo žodžio nesąmoningas, kad gali žmogus visiškai vieną gyvenimą gyventi ir paskui šokti visiškai kažkur tai per ten 10 laiptelių ir taip praėjo. Ne, jisai praėjo tuos laiptelius, galbūt net pats to nepastebėdamas ir neįsisąmondamas, bet jisai turėjo praeiti. Reiškia, mūsų gyvenimas yra kuriamas kontinuume, laipsniškai ir tik tai mes galime atrasti kitą prasmę.